12 net knygų autorius Algimantas Vingras. Labą dieną. Ir autorius norėtų pristatyti savo naujausias knygas. Tai yra pirmieji 3 gyvenimo metai. Taip pat yra bendraautorius va šitos naujos šeimos sveikatos enciklopedijos. Dalyvavo irgi ją kuriant. Ir dar jūsų vaikas viena paskutiniųjų knygų. Kas čia yra skirtumas? Kad kiekvieną konkrečiai gyvenimo mėnesį yra žinoma parašyta, ką turim daryti, kad vaikas būtų sveikas. Kaip mes turim jį maitinti, kaip mes turim jį prižiūrėti. Ir kitas momentas, antrieji, tretieji gyvenimo metai jau eina kas 3 mėnesiai, kadangi vaikas, atvirai tariant, sulaukia 12 mėnesių ir 12 minučių jau pradeda senti. Tai jau tiek rūpesčio, kiek pirmaisiais gyvenimo metais nebėra. Prašau. Gerbiamas docente, sakykit, prašau, jūsų knygoje pirmieji gyvenimo metai skaičiau dėl vaiko avalynės, kai pradeda vaikščioti. Namuose. Mano mergaitė metai 2 mėnesiai. Kaip vaikščioti? Ar su kojinytė neslystančiu padu, ar ortopedinė kažkokia avalynė? Jokios kojinės, tautiškai tariant, punčikos neina. Jokie ten minkšti batukai, kaip anksčiau būdavo. Tik eina kas? Plačia nosim, su auliuku ir būtinai su keltim batukas. Ir žinoma, jisai slystantis neturi būti. Nes kartais tos kojos ima, susipina ir nežinai, į svetimos glėbį nukliusi ar ne. Štai kas yra. Ir jokių vaikštynių neturi būti. Vaikštynės, nors jos ir pardavinėjamos parduotuvėse, yra esmė yra kokia. Žmogus mažasis neišmoksta išlaikyti pusiausvėros. O kai neišmoksta išlaikyti pusiausvėros, būna labai daug traumų. O tos traumos kas? Žalojama galva. Nes galva yra sunkiausiai ir štai tame dalykas. Nuo avalynės, nuo kojų, pradėjome tą galvą. Dar klausimų. Švaitinų krūtimų. Kaip suprasti, pieno užtenka ar neužtenka? Nes, tarkim, tuštinasi tik tai kas savaitę. Motinos pienas yra nepakeičiamas vienas dalykas, antras ir ekonominė prasme ir mitybinė prasme. Kame esmė yra? Motinos pienas, kadangi yra labai gerai įsisavinamas, dėl to kas gaunasi. Nebelieka to balasto, nebelieka iš kur tą kakutį padaryti. Jeigu svoris auga, nepriklausomai nuo to, kiek kartų per parą, ar tai reiškia, jeigu nėra vidurių pūtimo ir linksmas ir nenuobodus, jis gali tuštintis vieną kartą per 4, 5 ar net 6 dienas. Svarbu, kad būtų nuotaika gera, nebūtų prarastas apetitas ir būtų visiems malonu. O sakykit, prašom, bambytės išvarža, kai būna, ar reikia klijuoti pleistrų, kaip jūs galvojat? Tai dabar tokį dalyką. Bambytės išvarža yra vienintelė, kuri neįstringa. Tuo tos išvaržos būna geros. Dabar kame dalykas, čia yra kosmetinis reikalas yra. Faktiškai prieš, kad nebūtų, visų pirmiausia reikia daryti, kad nebūtų tos išvaržos. Prieš kiekvieną maitinimą, o vaikas paprastai, reiškia, nuo 2 mėnesių jisai jau tikrai namiškiai įsisavina, kada ateina jo maitinimo laikas, tai yra stalas, va, antklodės, 2-4 sluoksniai, paguldomas ant pilvo, kelia kojas ir kelia galvą. Stiprėja pilvo raumenys, glaudžiasi bambos žiedas, nesusiformuoja bambos išvarža. Jeigu bambos išvarža yra susiformavusi, manoma taip, jeigu pleistras odos nedirgina, sutraukti, užklijuoti ir tiesiog mažuoju plyščiuku, jeigu pleistras yra natūraliais nagais, jie nukrapyti, žinoma, nėra priklijuota dirbtinių nagų, tai tuomet labai lengvai įlenda, užklijuojama ir ištrižai, išilgai įvairiai, kad vienoj ir toj pačioj vietoj nebūtų kas dirginama oda. O jeigu ta odytė išberiama nuo to pleistro, tai ką tada daryti? O jeigu išberiama nuo to pleistro, nieko nepadarysim ir jeigu tas kosmetinis defektas lieka 2-3 metais, tai ką jie padaro? Reiškia, atstato chirurgai ir uždeda porą siūlų. Ir, reiškia, sutraukia šitą bambos žiedą. Va ir visa esmė. Ir svarbiausiai nedaleisti. Ir
tas nuotaikos, kad duokim paverkti plaučiai geriau lavės, bus solistas ar solistė, tai čia yra mitai, pasakos. Ir žinoma, vaiką ant rankų reikia imti, tol, kol jis neverkia, kad tas verkimas nebūtų ginklas, atkreipk į mane dėmesį. O kiekvieno vaiko gyvenimas geriausias yra ant rankų, tik tie suaugėliai ne visuomet supranta. Kas mėnesį, šitoje knygoje yra parašyta, ką kiekvieną mėnesį duoti. Kada įvesti kokį tai papildomą maitinimą, kai sukanka 6 mėnesiai ir kažkiek tai dienų ar minučių. Štai kame reikalas. Viskas yra čia. Dalis klausimų atsakymų. Ir apie vegetarus irgi? Kas? Ir apie vegetarus irgi? Dalis klausimų yra čia. Dabar tokie dalykai yra. Iki 3 metų yra dabartinis požiūris, kad apie vegetarizmą vaikams iki 3 metų yra nešnekama. Jie turi gauti ir mėsos, žuvies. Ir tėvai nevalgo ir netoleruoja, jie turi parnešti. Kame dalykas yra? Tėvai nevalgo, netoleruoja. Reikalingas vitaminas B12 dėl kraujodaros. Vitaminas B12 yra tik tai mėsoje. Tai pirmaisiais gyvenimo metais B12 gauna su motinos pienu ir su mėsa. Štai kame dalykas yra. Jeigu yra žindomas, tai mama kaip nori, taip gali maitintis, ar būti vegetaru ar ne, nes kūdikiui, mažam vaikui iš kitų produktų išskyrus mėsą gauti reikiamą kiekį vitamino B12 yra nepaprastai sunku, nes kadangi mityba vienaip ar kitaip vaikų iki 3 metų yra atitinkamai ribota. Va ir visa reikalas mėnesį. Kokia jūsų nuomonė apie žindukų naudojimą naujagimiui? Bloga. Vienu žodžiu. O kitas dalykas, aš jums pasakysiu, kas yra. Geriausiai žindukas, mes kiek čia jau visi suaugę, ne? Reiškia, žodžiu, tai geriausias žindukas kas yra. Mamos krūtis, mamos penelis, žinoma, su atitinkama gera technika paduotas. Tai yra su kuo? Su areola, su tamsiu laukeliu aplink jį. Štai kas yra. Ir jokių būdų žmonių nereikia apgaudinėti čiulptukais. Gerbti tai, kas yra žmogui natūralu. Mes Lietuvoje buvom iš kartos į kartą pripratę prie lininių dalykų. Pampersai tai nėra lino vystyklai. Lino vystyklai yra šiurkštus, pampersai yra švelnesni. Bet atsiranda duomenų, pastebėjimų, kad vis dėlto berniukams pampersai, jeigu retai yra keičiami, tai yra blogai, kadangi kiaušelių paleikimas aukštesnė temperatūra negu kad žmogaus kūno temperatūra, bet kokiam amžiaus tarpsny yra pavojinga vaisingumui ateityje. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai pampersai yra ekologiškai labai bloga, reiškia, žodžiu, medžiaga. Neduoti jokių ten tų gefilusų, probiotikų, kitų, kurie ten reklamose dabar... Aktimelį, tam reiškia visus kitus dalykus, jeigu jūs norit būti reklamos, reiškia, pasiekėja, kitais žodžiais tariant, nuostabi auka, galit duoti viską iš eilės. Kiekvieno gamintojo gaminys jam visuomet yra mieliausias, nuostabiausias ir taip toliau. Padeda laikinai tik tai. Ir tai nėra vieno vaisto ar vieno maisto papildo, kuris būtų panacėja visiems be išimties. Taip nebūtų. Visi mes esame skirtingi. Nesvarbu, kad daugelio akys mėlynos. Kiekvieną mėnesį yra N skaičius piešinukų, ką mes turim daryti. Patys turim daryti. Iš poliklinikos ar dar niekas neprivaikščios.